Plaukimo pasroviui metodai. Aš priverčiu žmones plaukti pasroviui dėl kiekvieno dalyko, dėl kurio galiu kontroliuoti nepriklausomą mąstymą ir veiksmus. Panagrinėkim kaip pavyzdį sveikatą. Aš pasirūpinu, kad žmonės valgytų per daug ir netinkamo maisto. Tai sukelia skrandžio veiklos sutrikimus ir sunaikina tikslaus mąstymo galią. Jei valstybinėse mokyklose ir bažnyčiose vaikai būtų daugiau mokami, kaip tinkamai maitintis, tai mano tikslui padarytų nepataisomą žalą. Santuoka. Aš priverčiu vyrus ir moteris plaukti pasroviui į santuoką be plano ar tikslo, kuris padėtų santykiuose įsivyrauti harmonijai. Štai keletas iš mano efektyviausių metodų, kaip įtraukti žmones į plaukimo pasroviui įprotį. Aš priverčiu susituokusius žmones bartis ir kalbėtis vienas prie kito dėl piniginių reikalų. Aš priverčiu juos kivirčytis dėl vaikų auklėjimo. Įtraukiu sutuoktinius į nemalonias diskusijas dėl intymių santykių ir į nesutarimus dėl draugų ar visuomenės veiklos. Aš pasirūpinu, kad jie būtų nuolat užsiėmę, ieškodami vienas kito ydų ir kad niekada neturėtų pakankamai laiko užsiimti kuo nors kitu, kad atsikratytų plaukimo pasroviui įpročio. Užimtumas. Aš mokau žmones plaukti pasroviui, priversdamas juos pasroviui išplaukti iš mokyklos į pirmą darbą, kurį jiems pasiseka surasti, neturint jokio apibrėžto tikslo ar paskirties, išskyrus užsidirbti pragyvenimui. Naudodamasis šiuo triuku aš priverčiu milijonų žmonių visą gyvenimą bijoti skurdo. Prieš šią baimę aš lėtai, bet užtikrintai vedu juos į priekį, kol žmonės pasiekia tokį tašką, nuo kurio nė vienas nebegali atsikratyti plaukimo pasroviui įpročio. Santaupos. Aš pasirūpinu, kad žmonės laisvai leistų pinigus ir griežtai juos taupytų arba visai jų netaupytų, kol aš visiškai užvaldau juos, naudodamasis jų skurdo baime. Aplinka. Aš priverčiu žmones plaukti į nedarnią ir nemalonią aplinką namuose, jų darbo vietose, į jų santykius su giminaičiais ir pažįstamais bei likti ten, kol aš galiu juos pasiekti per plaukimo pasroviui įprotį. Minčių užvaldymas. Aš priverčiu žmones plaukti pasroviui į negatyvų mąstymą. Tai sąlygoja negatyvius veiksmus, įtraukia žmones į nesutarimus, pripildo jų protus baimių, o visa tai nutiesia kelią, kuriuo aš einu ir valdau jų protus. Kai aš patenku į vidų, tai darau patraukdama žmones per negatyvias mintis, kurias jie laiko savomis. Aš pasėju negatyvių minčių sėklas žmonių protuose per sakyklas, laikraščius, judančius vaizdus, radiją ir visus kitus populiarius protui patrauklius būdus. Aš pasirūpinu, kad žmonės leistų man galvoti už juos, nes jie yra per tingūs ir pernelyg abejingi, kad galvotų savarankiškai.